Sveiki, šiandien pasižiūrėkime antrąjį triuką, kai teksto efektas eina į dešinę pusę. Tai matome, yra tekstas ir jis išvažiuoja į dešinę pusę. Tai vėlgi principas yra tas pats. Jeigu matėte, jau buvo pirmas triukas įrašytas. Jeigu nematėte, pasižiūrėkite YouTube'ės kanale. O dabar mes vėlgi galime pasirinkti video, tai spauskime video ir pasirinkime video landscape dydį. Dabar spauskime ant baltos vietos, eikime į spalvas ir pasirinkime, pavyzdžiui, fono spalvą. Tai gali būti, kad ir juoda spalva. Tai aš spaudžiu juodą spalvą, turime foną. Toliau spauskime raidę T, tai tekstas, ir pasirašykime savo tekstą. Pavyzdžiui, aš rašau teksto efektas. Galime pasididinti, pasikeisti šriftą, storį. Tai pasidarau aš jį paryškintą boldą. Taip toliau mums reikia vėlgi formos, tai spaudžiu raidę R, turime formą. Formą galime dėti šį kartą iš dešinės pusės ir ją pasididinti. Formos spalvą pakeiskime į fono spalvą, tai eikime į spalvas ir padarykime juodą. Nebematome formos, nes pakeitėme spalvą. Galime spausti raidę L ir turėsime liniją. Liniją galime apsukti ir padėti prie savo formos. Tai matome, kur yra forma, kur linija. Jeigu sunku atskirti, tai galime formą pasidaryti kitos spalvos, kad būtų lengviau prisidėti liniją šalia. Galime pakoreguoti linijos storumą, tai einame į 3 brūkšnius viršuje ir čia pakoreguojame brūkštelėjimo storis. Jeigu linija neišlenda, tai su klaviatūros rodyklėmis į kairę, į dešinę galime pristumti šalia linijos. Ir dabar jau aš galiu vėl sugrąžinti juodą spalvą. Sugrupuoju abu, tai pasižymiu juos abu, tempiu nuspaudus į kairį pelės mygtuką, pasižymiu ir liniją, ir formą, ir viršuje atsiras užrašas grupuoti. Dabar tai yra kaip viena grupė. Pasitikrinkime, ar tekstas lenda po apačią. Jeigu kartais matysite, kad tekstas važiuoja ant viršaus, tai eikite į padėties mygtuką ir sluoksniai, ir čia pasižiūrėkite, kad tekstas būtų vidury, viršuje forma, o apačioje mūsų fonas. Liko įkelti animaciją, tai pažymėkime tekstą, eikime į animuoti, pasirinkime kurti animaciją, nuspauskime Shift mygtuką klaviatūroje, laikykime jį nuspaustą ir tempkime tekstą. Jeigu matome, kad sudrebėjo ranka, nebijokime, ištrinkime takelį, apačioje matome užrašą, ištrinti takelį ir dar kartą pabandykime, nuspauskime Shift mygtuką ir važiuokime su pele. Taip, dabar pavyko ir jeigu viskas gerai, galime dar pakoreguoti greitį. Tai matome, yra greitis, greičiau ar lėčiau. Tai pasikoreguokime. Kai viskas tinka, paspauskime atliktą ir viršuje galime paspausti play mygtuką. Pasižiūrėkime, kaip atrodo mūsų teksto efektas. Matome, išvažiuoja. Tikiuosi, jums šis triukas patiko. Ir žinoma, jeigu norite išmokti daugiau, sužinoti daugiau Canva galimybių, apsilankykite mano puslapyje coursera.lt, kur rasite labai daug visokiausių Canva ir ne tik Canva mokymų, kuriuos esu įrašiusi labai išsamiai ir nuosekliai. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų susitikimų.